perdegti tėvystėje, tai taip pat kaip pripažinti, kad mano vaikai manęs nedžiugina, kas tikriausiai, net žodžiais sunku tai išreikšti, norisi paslėpti taip giliai, kad nieks tik to nepamatytų ir nesuprastų. Kas tai yra perdegimas? Kuo tai skiriasi nuo paprasto susierzinimo arba nuovargio tėvystėje? Iš principo man labai patinka toks apibrėžimas ar mintis, kad tai yra gebėjimo labai duoti ir atiduoti problema, netgi, ar ne? Todėl, kad mes atiduodame tai, ko net patys neturime. Ir jeigu tai darome nuolatos, kas vyksta, pavyzdžiui, su vaikeliu, kai jisai gimsta, ar ne, pirmus ar 2 net metus, 3 metus, ar ne, galim būti ir daugiau. Ir nepabejo, kad mes tada viskas, esame tarsi, nebeturim jokio resurso. Perdegimas nuo su pervargimu labai dažnai yra painiojamas. Tai pervargimas yra tai, kai aš jaučiu, kad pavargau, bet pailsėjau, gerai išsimiegojau naktį, arba seneliai paleido ar ne kažkur ir visą dieną praleidau sau, pabuvau ir restartavau. Viskas yra tvarkoj. Perdegimas taip greit nepraeina.